kodėlgi santykiuose jaučiuosi nelaimingu ir kaip padėti sau. Žmogui reikia žmogaus. Artimas ryšys su kitais yra vienas svarbiausių poreikių gyvenime, kuris ypač svarbiu tampa sunkiose krizinėse, trauminėse situacijose. Būtent tas ryšys padeda atstatyti emocinę pusiausvyrą ir jausti savo savastį, nesubirėti, neužsidaryti savo kiautę. Tačiau kodėl taip dažnai santykiuose jaučiamės nesuprasti, išgyvename sunkius jausmus, nusivylimą, nuoskaudas, įsižeidimą? Kodėl nesugebame sukurti norimų santykių ar juose būti laimingi? Su jumis psichoterapeutė Danguolė Krupovnickienė. Labai dažnai dėl nesiklostančių santykių kaltiname save, partnerius, likimą. O priežastis gali slypėti visai ne tame, kad mano sutikti žmonės ar aš esame kažkokie blogi. Priklausomybės kitiems ir artumo poreikis yra įsišaknyjęs mūsų prisirišimo sistemoje, kuri susiformavo dar ankstyvoje vaikystėje. Galvojant apie tai, pirmiausia vertėtų kalbėti apie tada įvykusių sunkių trauminių patirčių nutrūkusį ryšį. Nutrūkęs ryšys su savo kūnu. Mes nebejaučiam savo kūno, esam nebejautrus jo pojūčiams ir signalams. Nutrūkęs ryšys su savuoju aš, kai nebesuvokiu, kas aš esu, kokios mano vertybės, ko aš noriu, kokiegi mano poreikiai. Aš jaučiuosi tarsi pametusi save. Nutrūkęs ryšys su kitais žmonėmis, net su tais, apie kuriuos aš sakau, kad myliu. Mes nesukuriame artimo ryšio su jais. Nutrūkęs ryšys su vidinė ramybė, kuri leistų būti vienumoje ir jaustis gerai lygiai taip pat, kaip ir būnant su kitais. Nutrūkęs ryšys su žemės po kojomis pojūčiu, leidžiančiu jausti pagrindą. Nutrūkęs ryšys su Dievu, kūrėju, gyvybės jėga, kad ir kaip pavadintume tą savo dvasingumo, tokio atviro sąmoningumo ir egzistencijos prasmės pojūtį. Tas nutrūkęs ryšys ir yra išgyventų skausmingų trauminių patirčių, buvusių labai seniai mūsų santykiuose su pačiais artimiausiais, pirmaisiais žmonėmis palydovas. Iki šiol saugantis mus nuo baimės būti savimi santykiuose. Mūsų nervų sistema nuo pat pirmųjų gyvenimo šioje žemėje akimirkų, surinkdama informaciją tiesiai iš šalia esančių žmonių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu mumis rūpinosi, išmoksta tam tikros savireguliacijos. Tai yra patiems susireguliuoti, susibalansuoti, išbūti esamoje situacijoje. Ir koreguliacijos. Tai yra tam tikrų būdų bendradarbiauti su kitais, prašyti pagalbos, dalintis išgyvenimais, sulaukti tos pagalbos tada, kai mums reikia. Mums reikalingi kiti žmonės, nes tik iš jų galime gauti taip reikalingų apsikabinimų, mylinčių akių, šypsenų ir širdis prie širdies plakančių ritmų paremto bendravimo. Jei vaikystėje to negavome, mums sutriko sveikas prieraišumas, todėl vaikas ir užaugęs nemoka siekti artumo, kuris yra būtina sąlyga norint jausti saugiu ir laimingu. Dažnai vaikystėje susiformavusi prieraišumo tipą atkartojame iki šiol. Jis veikia mūsų bendravimą, santykius, savijautą, savivertę. Tai natūralus procesas išsivystęs tam, kad jaustumėmės saugus. Prieraišumo sistema skirta padėti mums išgyventi sunkias, pavojingas situacijas. Tačiau ta apsauga kažkada padėjusi lengviau išgyventi, dabar veikia nenaudingai man. Išskiriami 3 nesaugaus prieraišumo tipai - vengiantis, nerimastingas arba ambivalentiškas ir dezorganizuotas prieraišumas. Suvokdami savo ir šalia esančių žmonių prieraišumo tipą galime jautriau
žvelgti į save ir į kitus, suprasdami, kad dažnai sunkumai santykiuose susiję ne su mano ar partnerio trūkumais, o su tuo, kaip buvome auginami vaikystėje. Tai žinodami galime pažinti savo ir kitų žmonių stiprybės ir pažeidžiamumą, o svarbiausia - mokyti sveiko prieraišumo. Išgirskite, sveikiems ir laimingiems santykiams svarbu mokėti saugiai prisirišti. Dar svarbu žinoti, kad nei vienas prieraišumo tipas nėra baigtinis ir amžinas. Bet kuriame amžiuje galime pradėti stiprinti ir auginti sveiką prieraišumą. Tam skirtas praktinių mokymų paketas prieraišumo tipai, iki šiol lemiantis mūsų santykius, kaip padėti savo keistis. Jį sudaro valandos trukmės video seminaras ir praktinės užduotis savarankiškam darbui, klausimynai padėtintys nusistatyti savo ir jūsų artimųjų prieraišumo tipą. Taip pat rekomendacijos, kaip kurti santykius ir juose būti su nesaugaus prieraišumo partneriais ir praktikos padėsiančios mokyti saugiai prisirišti. Tai iš tikrųjų verta išmokti.